Dauguma žmonių nemoka mokytis, nes perkrauna savo smegenis podcastais, YouTube vaizdo įrašais, knygomis, kursais, vadovėliais, socialiniais tinklais. Po 6 mėnesių tokio visko vartojimo jie nemoka to praktiškai pritaikyti. Kam apskritai mokytis, jei tuo nesinaudoja? Daugeliui mokymasis tampa tarsi protinė masturbacija. Gauni dopamino kaip skrolindamas telefoną, bet iš tikrųjų ryt viską būsi pamiršęs. Štai skaudi tiesa. Mokotės per lėtai ir neproduktyviai. Jei galėtum mokytis 10 kartų sparčiau, greičiau pasiektum sėkmę. Užbaigtum projektą, pradėtum verslą, aiškiau dėstytum mintis raštu ar darytum bet ką, kas tau svarbu. Dauguma žmonių švaista laiką. Greičiausiai per 2 savaitės išmoktum į to, kam kiti skiria 6 mėnesius. Reikia tik žinoti, kaip mokytis. Šiame vaizdo įraše papasakosiu, kaip tai padaryti. Apžvelgsime Protesh efekt ir Feynmano metodą. Kaip atpažinti dėsningumus, kaip panaudoti dirbtinį intelektą, kad mokymasis būtų spartesnis, apie projektinį mokymąsi, kad galėtum įtvirtinti žinias realiuose darbuose. Tai bus praktiškas vaizdo įrašas. Nenoriu, kad tai būtų dar vienas turinys, kurį tik pasyviai suvartoju. Leisk man paaiškinti. Čia rasiu konkrečias instrukcijas, tad pasiruošk užrašams. Parodysiu pavyzdžių ir ekrano demonstracijų. Iki pabaigos turėsi aišku modelį, kaip greitai išmokti bet kurios svarbaus įgūdžio. Pradėkime nuo to, kad kai noriu išmokti ką nors naujo, pirmiausia, apsibrėžiu projektą mintise. Ar jis susijęs su mano ankstesniais projektais ir įgūdžiais? Ar tai man visiškai nauja sfera? Ar man šio projekto reikia dėl ego, dėl geresnio uždarbio, o gal tiesiog noriu neatsilikti nuo tendencijų? Tai svarbus klausimai, nes nenoriu sugaišti mėnesių rinkdamas informaciją, o vėliau suprasti, kad to nepanaudoju. Patikėk, kalbu iš savo patirties. Dirbdama su socialiniais tinklais tekdavo mokytis trendinio video montavimo, naujų pardavimo sistemų, visokių dalykų dėl populiarumo, bet galiausiai nė nesupratau, ką dabar realiai panaudoti. Kuo daugiau kūrėjų siekiau, tuo daugiau išsiblaškiau. Jei nuoširdžiai nori išmokti, apsibrėžk aišku projektą ir pašalink visus trukdžius. Kai apsisprendžiau ir nusibrėžiau projekto gaires, mokausi tik to, kas tam projektui iš tiesų būtina. Taip informacija tvirčiau stringa galvoje. Laisvas žmogaus požymis – tai mokėjimas mokytis. Tai yra meta įgūdis, visų kitų įgūdžių pagrindas. Happy to learn. Jei nori įvaldyti įgūdį, galinti pakeisti tavo gyvenimą, turi žinoti, kaip mokytis ir jį pritaikyti praktiškai. Kitaip, kas nors kitas tau nurodys, ko turėtum mokytis, o ko ne. Tavo protas – tai realybės operacinė sistema. Jei nemokėsi rinktis, ateities galimybės bus ribotos, o tu to net nesuprasti. Svarbiausia, sparčiai kintančiame pasaulyje – mokėjimas mokytis. Tai yra pagrindinis įgūdis. Jis leidžia suvokti dalykus, kurių mokyklos nesiūlo, nes švietimo programos atsilieka. O žmonės, kurie mokosi patys ir dalijasi žinomis, auga dar greičiau. Jei prisitaikysi prie naujų technologijų ir gebėsi mokytis naujų įgūdžių, pasieksi išties įspūdingų rezultatų. Pirmas žingsnis – susikurti savo idealios gyvensenos žemėlapį. Esu peržiūrėjus kalną mokymosi patarimų, perskaičius daug knygų ir pastebėjau, paprastai nėra atsakoma, kodėl tu mokaisi. Žmonės ima atsitiktinės temas, nesusijusias su jų dabartiniais tikslais. Tada skundžiasi, kad trūksta motyvacijos, viskas atrodo beprasmiška. Ir žinoma, jei neturi asmeninio kodėl, reikia didžiulės valios ir mokaisi tarsi mokykloje. Galbūt net siekdamas karjeros, kuri tavęs visiškai nedomina. Darai dėl to, kad tai reikia padaryti. Tad pirmiausia, siūlau užsibrėžti aišku tikslą, kad jausim progresą link savo užsibrėžtų siekių, o ne primestų visuomenės. Beje, daugiau teorijos rasi knygoje Flow. Jei mokaisi tik dėl kitų norų, motyvacijos trūks, o tie, kurie mokosi iš entuziazmo, aplenks tave. Dabar praktiškai sukurk savo ateities viziją. Pasitelk pokalbio su kokiu nors dirbtinio intelekto įrankiu galimybę, bet prieš tai peržvelk dienotvarkę. Rytą, dieną, vakarą ir ko nori iš savo gyvenimo ir ypač ko nenori. Būk konkretus, kad dirbtinis intelektas galėtų tau tiksliai patarti. Tikslų hierarchija lemia, kokią informaciją smegenys atpažins. Jei neturėsi aiškių tikslų, liksi prie standartinio mokslo darbo ir tiek. Norint daugiau, reikia pačiam apsibrėžti, ko mokaisi, kokios žinios, įgūdžiai reikalingi, kas tau dabar trukdo. Užsirašyk, kad protas matytų kryptį. Antras žingsnis – susikurti projektą. Geriausiai mokaisi, kai turi tikrą projektą arba sprendi realias problemas. Tuomet mokantis informacija darniai sugula į savas vietas. Jei tiesiog vartoji pamoką po pamokos, galvoje susikaupia chaosas, informacijos perteklius, kai galiausiai pradedi kažką sukurti, tenka
vėl viską kartoti iš naujo. Geriau iškart numatyk, ką konkrečiai sukursi ir tik užstrigęs ieškok informacijos internete, knygose ar kažkur kitur. Projektas gali būti sveikatos ar kūno transformacija, santykių gerimas, verslo ar dizaino kūrinys, ar tiesiog internetas ateina, ar tavo profilio atnaujinimas. Bet kas struktūruota ir priartina prie tikslo. Tai taip pat suteikia dopamino, nes matai, kad išmoktas dalykas padeda progresuoti. Trečias žingsnis pradėti nuo to, ką jau žinai. Mokymasis, bandymai ir klaidos, o ne sausa teorija. Jei nieko nežinai, tiesiog parsisiųsk reikiamą programą ir pabandyk kažką padaryti. Natūralu, kad užstrigsi. Pavyzdžiui, gali išmokti pašalinti iš Photoshopo fono, bet gali ir užstrigti, nes nežinosi, ką daryti toliau. Tada klausk, tyrinėk YouTube ir paprasčiausiai kreipkis į dirbtinį intelektą. Tokiu būdu tavo smegenys tvirtai įsimins informaciją, nes realiai tau jos prireikia čia ir dabar. Beje, jei net nenori pradėti, egzistuoja Zeigarnik efektas. Nebaigtos užduotis labiau užstringa galvoje negu užbaigtos. Todėl padeda ritualas pradėti nuo mažų smulkmenų. Pavyzdžiui, ryte susitvarkai stalą, pasidarai kavos, pasižadi tik 3 minutės pasižiūrėti savo projektą, ką reikia padaryti. Dažnai to užtenka, kad įsibėgėtum ir pradėtum ne tik žiūrėti, ką reikia daryti, bet ir pradėtum kurti ir daryti savo projektą. I need you to pull it together, pop a tic-tac and make it happen. Na taip, tai dabar noriu parodyti, kaip ir kokią užklausą pateikti dirbtiniui intelektui, kad jis veiktų kaip jūsų asmeninės mokymosi konsultantas ir pateiktų jums visus šaltinius, kad galėtumėte išnagrinėti tam tikrą temą ir mokytumėtės sparčiau ir greičiau. Tai naudosiu ChatGPT 3 Mini Hype ir įkeliu savo užklausą. Ši užklausa jums pateiks 60 dienų mokymosi planą, vieną bestsellerio knygą jūsų pasirinktą temą, vieną techninę giliau nagrinėjančią, keletą geriausių YouTube šaltinių ir 3 papildomas susijusias temas su jūsų pagrindinė tema, kad galėtumėt giliau gilintis ir suprasti temą plačiai. Ir žinoma, pateiks šaltinius. Tai pateikus užklausą, antroje eilutėje tu esi ekspertas. Ir mums dabar reikia šitoj vietoj įrašyti būtent tai, ką jūs norite išmokti. Šiuo atveju aš rašau istorijų pasakojimas ir dar pridėsiu kablelį, kad galėčiau kurti įtraukiantį turinį. Na štai. Ir viskas. Daugiau nieko pakeisti nereikia. Galima tiesiog pateikti šią užklausą tokią, kokia jinai yra. Dabar jisai suprato, ką reikia padaryti ir prašo pranešti, ar galime pradėti. Taip. Jisai suprato. Na štai. Ir gavome 60 dienų mokymosi planą. Tai pirmas yra įvadas ir pamatai, pirma 7 diena ir jums jau pateikia YouTube'as, tada knygos nuoroda, gilinimasis pasakojimas tada toliau rašo, kad skaityti knygą, peržiūrėti keletą TED Talks pasakojimų ir tada techniniai aspektai ir giluminė analizė, vėlgi pateikia knygą, vaizdo įrašus, na ir toliau jisai, ką mums reikia daryti, tai papildomos temos ir giluminė analizė, skaitmeninis pasakojimas. Iš to, ko jūs paprašėte, jūs taip pat galite užduoti klausimus, kad sukurtų jums testą, į kurį jūs atsakysite. Tai štai tokia nuoroda, paliksiu ją po šiuo video. Dar truputį apie mokymąsi ritualą. Siūlau 3 paprastus blokus. Tai nuo 30 iki 90 minučių kur projektą. Užstringi, ieškai informacijos. Nuo 30 iki 60 minučių mokaisi pagal savo programą, kaupi užrašus, dirbtinis intelektas patikrina žinias. Na ir 30 minučių skirk pasivaikščiojimui, klausant podcastų, audio knygų, kad smegenys lengviau apdorotų informaciją. Ir žinoma, klausyk temą atitinkančią medžiagą. Niekas tau neduos laiko mokytis. Tu turi pats susiplanuoti. Keltis anksčiau ar vėliau eiti miegoti. Susikurk ritualą, pasidaryk kavos, įsijunk muziką. Pradėk nuo mažų žingsnių, kad priartėtum prie norimos ateities. Dar vienas dalykas – tai yra sistemingas apmąstymas, ką išmokai. Tam padeda dalinimasis su kitais. Jei nori, kad mokymasis ir kūryba taptų tavo gyvenimo dalimi ir žinoma pajamomis, reikia, kad žmonėms rūpėtų, ką tu darai. Viešai rodyk procesą, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, dalinkis savo naujo projekto eiga. Lengviausia ir patogiausia pradėti, tam yra rašytiniai socialinių tinklų formatai. Tai LinkedIn, Threads ar galite sukurti savo naujienlaiškį. Taip žmonės pamato, kuo užsiimi, gal tampa partneriais, gal klientais, arba tiesiog padeda pasidalindami savo patirtimi įveikiant tam tikras užduotis. O rašymas priverčia savo žodžiais išsiaiškinti žinias, kurių tau trūksta, kur darai klaidas. Taip greit pamatys
spragas ir mokaisi dar geriau. Feynmano metodas sako, jei negali paprastai paaiškinti, dar pats iki galo nesupratai. Protege efektas teigia, kad mokytojas išmoksta daugiau nei mokinys, tad viešas turinys labai naudinga praktika. Per socialinę žiniasklaidą gali tiesiog papasakoti apie savo patirtį, atradimus ir beje taip ugdai auditoriją. Tu nesi pareigotas tapti influenceriu, tiesiog viešai rašyk apie procesą, bandymus, klaidas ir atversi naujų galimybių kitiems žmonėms padėti tau, o pat geriau apmastysi, ką išmokai. Pavyzdžiui, anksčiau buvau laisvai samdoma socialinių tinklų administratorė. Taip pat man nusibodo siųsti šaltus laiškus, pradėjau rašyti socialiniuose tinkluose apie tai, ką mokausi, kuom gyvenu ir žmonės ėmė domėtis. Kol galiausiai kreipėsi patys. Rašymas padėjo geriau mokytis, atrasti naujų galimybių, klientų ir pasiekti visiškai kitokią finansinę laisvę. Kartu su minėtomis užklausomis, kad gautum individualizuotą strategiją. Beje, po šiuo video paliksiu strateginės užklausas parsisiųsti. Panaudok jas taip, kaip parodžiau pavyzdyje. Jei dar nežinai, ko mokytis, pirmiausia, skirk laiko gilesniam pokalbiui su savimi. Užsirašyk savo gyvenimo istoriją ir pateik ją dirbtiniui intelektui. Štai tiek šiandien. Tikiuosi supratai, kaip mokytis greičiau ir tikslingiau. Nepamiršk prenumeruoti, paspausti patinka ar pasidalinti su draugais. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki kito karto.